Sveiki, gerieji žmonės, čia laida Naujasis aš. Dar vienas naujas ir geras mūsų epizodas. Šį kartą atšalus orams kviečiu jūs pasikalbėti ir išgirsti įdomų mano pokalbį su laidos svečiu apie šaltą vandenį, apie grūdinimąsi, apie Wim Hofo kultūrą ir apie tai, ko galbūt nežinojate. Manau, kad šitoj laidoj, bežiūrėdami tikrai sužinosit. Tai labas visiems, mes pradedam naują laidą ir aš nieko nelaukdamas noriu pristatyti jums savo laidos svečią, kuris kartu su manim šiandien studijoje žmogus, sakiau, kad uždėsim laidai reikšmę, su kurio labai ilgai derinom, žodžiu, šitą filmavimą ir jis galų gale rado laiko ir ko netiesiai iš lėktuvo, žmogus iš Meksikos tiesiai praktiškai. Tai noriu pristatyti jums Wim Hofo instruktorių kvėpavimo žinovą ir išmanytoją svečiuose pas mane laidoje šiandien Žilvinas Gruodis. Sveikas gyvas. Ačiū, neatsimenu, kada tokį pristatymą būčiau mes stengiamės, mūsų laida ypatinga pirmiausiai, iškilmingai su titrambais pristatom svečius, o tada bandom iš jų sužinoti įdomiausius dalykus apie vieną arba kitą laidos temą. Šiandien kalbam apie šaltą vandenį. Galvojau, kad būtų smagu man pajokauti laidos pradžioje, kad Žilvinas Gruodis, turbūt esi jau girdėjęs ne vieną jokelį, nes čia kaip ir šaltos vanduo ir šaltis ir tavo pavardė tokia simbolinė. Yra ne vienas žmogus klausęs, ar aš, taip sakant, ar čia mano originali pavardė. Aš galbūt... Aš pradėjau dirbti su šalčiu, todėl nusprendžiu patapti Gruodis. Nu, bet jeigu jau taip tada keistum, galėtum būti šaltis, pavyzdžiui, koks nors. Turime žemės klipelį ir netoli jo yra nušautas tas... Kaip tie žmonės... Užstrigo pavadinimas žmonių, kurie kovojo už Lietuvą. Čia partizanas. Taip. Partizanas pravardę Šaltis. Šaltis, Gruodis ir tavo sąsaja su šaltu vandeniu. Gal gali trumpai papasakot apie savo kelią, kaip atsirado šaltas vanduo, ar apskritai tas šaltis tavo gyvenime, nuo ko tu pats pradėjai ir prieš kiek laiko tai buvo? Pirmutinis prisilietimas prie šalto vandenio buvo, kai man buvo kokie 8 gal metai, atsimenu, tėvas, aš kaunietis, dažnai į Lampėdžius varė pabėgiot aplink Lampėdžius ir paskui šokti vandenį. Tai aš irgi ten kartu truputėlį. Čia buvo vėlyvas ruduo. Okay. Čia buvo gal lapkričio galas, gal gruodžio pradžia, kažkas tokio. Tas laikas, kai žmonės jau įprastai nebesimaudo dažniausiai. Ne. Tai aš atsimenu, aš priejau prie to vandens, įkišau pirštuką kojos ir taip, nelysiu. Tai tėvas galiausiai prikalbino, atsimenu, staigiai greitai įbėgau į vandenį, išbėgau atgal greit po rankšluosčiu ir viskas, gyvenime nebelysiu. Tai buvo toks biški kaip išsigandimas gal iš dalies, nes šiaip ilgai tikrai nelindau jokį šaltą vandenį, gal kažkados ten kokia jūra vėsesnė, kažkas tokio. Bet šiaip toks rimtas, kuris jau pastūmė link šitų, tai buvo azijiečių naujųjų metų šventė Lentvaryje, vyko ten tokia kaip Netnamo, Aikido ir Karate federacijų, ta prasme, bendra šventė. Ir ten pirmą kartą stoviu prie kitės, jau laikas lysti vandenį ir aš atsimenu, kai mano širdis kala, grinai protas rėkia, kad tu numirsi, jeigu įlipsi į vandenį. Tai pirmas toks, ne? Pirmas savo norų, ta prasme, suaugusio žmogaus, jo, okay. Prie -12 temperatūros, tai pasižiūriu, eina moteris su kūdikiais. Įlipa į vandenį, eina vyresnio amžiaus žmonės, buvo viena moteriškė su lazdutė, eina vyriokas irgi ten jau netoli 80, įlipa, išlipa ir aš galvoju, blemba, aš čia jaunuolis, gal kokių 24. Sveikas, viską. Kokio velnio aš čia bijau, kas čia vyksta do nesąmonė. Įlipau, žinoma, dar greičiau išlipau, negu įlipau šitą vandenį ir atsimenu, stoviu prie to -12 ir taip žiūriu, nuo manęs garai pradėjo kilti ir taip galvoju, wow, kas čia dabar? Ir tai kickstartino tokią mintį mano galvoj, kad iš kur ta baimė buvo. Kas čia do nesąmonė. Taigi, aš suvokiu, kad aš nenumirsiu, jeigu lipsiu į vandenį. Taip. Iš kur ta baimė? Ir aš pradėjau tą mintį savo ieškoti, kol galiausiai Facebook'e iš niekur išlindo Wim Hofo metodo workshopas. Tuo metu Londone gyvenau, nuėjau, pabandžiau, nieko neatsimenu iš to workshopo, nei kvėpavimo, nei teorijos, nieko išskyrus kai lipau į šaltą vandenį ir ant kiek didžiulį skausmą ir nemalonumo jaučiau, kol buvau įsitempęs ir kol galiausiai išgirdau instruktoriaus balsą, kad atpalaiduok pečius ir ties tą akimirką taip viskas pasileido ir aš medituodavau dar prieš tai visai nemažai ir galvodavau, kad žinodavau, ką reiškia tyla mintyse, bet va tada pirmą kartą gyvenime pajutau tą visišką tylą galvoj.
kur nieko negalvoji, kūnas visiškai atsipalaidavęs ir žinoma, tada instruktorius sako, viskas tau reikia lipti iš vonios ir aš toks, ne, pagaliau pajutau ir jau reikia varyti iš ten. Tai tu aktyviai praktikuoji, buvo, kadangi tavo gimtadienis, žinau, kiek tų metų, tai apie 10 metų. Kažkas panašus. Savo norų aktyviai 8-10 metų, kažkas tokio. Jau pamirštu aš tos skaičius truputėlį. Gerai, tai 8 metai su šaltu vandeniu ir tu esi jau instruktorius, ne tik žmogus, kuris praktikuoja, bet kuris ir žino turbūt daug atsakymų į visus klausimus, ar ne? Jo, 6 metai, kai jau esu Wim Hofo metodo instruktorius. Tai apie 3 metus prasipraktikavau pats, kol galiausiai sakau, davai, reikia gal pabandyti šitą dalyką išmokti. Ir planas buvo Londone tai tęsti, bet po vienos stiprios kvėpavimo sesijos galiausiai dašuto, kad noriu Lietuvoje šitą dalyką daryti ir tą viską mečiau užsienyje 12 metų pragyvenęs ir grįžau į Lietuvą. Gal pasakysiu taip, nežinau, taip galima išsireikšti, ar gali būti, kad tu taip, nežinau, atėjo suvokimas, supratimas kažkokios kvėpavimo sesijos, po kvėpavimo sesijos? Ja. Jos metu tenais jau ten, ta prasme, aš gyvenime nesu per beveik visus tarpus veide verkęs. Tai toks dalykas buvo. Stiprus. Labai stipriai ir jo, daėjo mintis, kas yra svarbu gyvenime, ko reikia, artimieji, visa kita, tai pačiai Lietuvai padėti. Dabar Lietuva biški geresnė. Aš kai atvykinėjau į Lietuvą, turėjau tokią mintį, dar jinai vis dar yra pas mane, galvoju daryti, kas įmanoma, kad padėti Lietuvai išbristi iš top 3 vyrų savižudybių sąrašo. Ar gal kažkiek prisidėjau? Jo, tai aš man tikiu, kad tu ir prisidedi. Ar šaltas vanduo yra tai, kas mus kartais šiek tiek sufokusuoja ir gali padėti, nežinau, sunkiu metu, ar ne, jeigu tai atsiranda, nežinau, kiekvieno, ryto praktika, ar... Jo, tai patampa pirmiausia praktika savęs stebėjimo. Taip. Ir čia pirmas dalykas. Kitas dalykas, tu gauni ant tiek daug streso iš grinai pačio kūno, kad tu pamiršti visą kitą. Bet tai yra tas gerasis stresas, ar ne? Labai mažas skirtumas tarp gerojo ir blogojo streso. Skirtumas yra taip, kaip mes patys savo tai pasakom. Tai jeigu kaip priimam turbūt, ne? Jo, jeigu tu eisi ir įkrisi į akitę ne savo noru, ar tu pats silipsi, bus 2 labai skirtingi dalykai, bet iš dalies tavo kūnas tą patį, kaip ir per tą patį procesą eina. Taip. Tai čia yra, ar mes savanoriškai tai priemam ar ne. Tai jeigu mes savanoriškai save įdedam į stresą ir tiesiog stebim, kaip kūnas tai reaguoja, tai tik nauda ir tai yra tik geras stresas. Gerai, iš mokslinės pusės mes lendame į šaltą vandenį. Kas vyksta mūsų kūne? Ką galim paaiškinti? Daug procesų, bet pagrindinis, ką manyčiau daugumai reiktų žinoti, tai kūnas bando iš visų pastangų neprarasti šilumos savo korpuse. Taip. Todėl pridaro kraujagyslės mūsų galūnėse, rankose, kojose, truputį veide atsiranda, nes ta prasme mes turime kūne 3 vietas, per kur lengviausiai atiduodam arba pasiemam temperatūrą. Tai yra delnai, pėdos ir veido šita dalis, kur neauga plaukai, ta prasme. Taip. Tai bando tai uždaryti tam, kad mes neprarastume temperatūros iš savo korpuso. Tai dėl ko skau šitą svarbiausia yra žmonėms žinoti ir suprasti, nes išlipus iš vandens dauguma žmonių ką daro? Apsivalo, apsirengia, sėda į mašiną ir paskui bevažiuojant mašiną pradeda drebėti kažkurio tai metu. Taip. Dėl to, nes mes patys numetam savo korpuso temperatūrą, nes kai išlipi, apsirengi ir jau nueini šilumą, mūsų kūnas supranta, kad mes esam šilumoje ir pradeda atverinėti kraujagyslės ir šiltas kraujas pradeda maišyti su šaltu ir grįžta kaip vėsus kraujas. Ir mes patys numetam savo korpuso temperatūrą tiesiog tinginiaudami. Tai vienas dalykas, ką kūnas stengiasi pagrindinis daryti, kaip sakiau, išlaikyti korpuso temperatūrą ir mes per savo tinginystę padarom priešingai, grinai nuo to vieno dalyko, ką mūsų kūnas bandė visą laiką daryti. Tai gerai, ką tu vadini tinginystę? Tinginystė tai turiu omeny išlipus iš vandenio biškutį duoti savo laiko sušilti. Ar tai lengvi fiziniai pratimai, ar bet koks fizinis judesys. Su Wim Hofo metodu yra tikslas, kad tu išlipęs iš vandens galėtum tiesiog atsisėsti ir nieko nedarant, tavo kūnas pats sušilnėtų, bet tai ilgas procesas, kol daeina iki to. Man asmeniškai yra pavykę 1 sezoną tai padaryti, kad prie -15 išlipdavau, atsisėsdavau ant rankšluostuko, be jokių fizinių pratimų, mano kūnas pats pradėjo kaisti ir ten vos net debesis, ta prasme, kyla, šiaip žiauriai fainas jausmas. Bet 1 sezoną tik pavyko tai padaryti.
ir lyzdavau po 2-3 kartus per dieną, tai grinai rudojo riebalo reikia labai labai daug, kad kūnas prigamintų. Kas yra rudasis riebalas, nes iš karto stabdau, nes labai įdomu. Rudasis riebalas tai yra riebalas pripildytas mitochondrijom. Mitochondrijos yra bakterijos mūsų kūne, kurios kuria energijos vienetus ATP vadinamus. Ir tam naudoja, pavyzdžiui, maistinį vienetą ir naudoja deguonį ir sukuria, žodžiu, energintą vienetą. Riebale, tam rudajam riebale vadinama esančios mitochondrijos, jos nekuria energijos, kaip kad energijos, kurią mes naudotume, o kuria tiesiogiai energiją, kuri būna padaroma į šilumą. Tai yra pats optimaliausias būdas mūsų kūnui sušilti. Ir yra įrodyta, kad rudasis riebalas kūne pradeda atsirandinėti, kai dažniau pabūnam 16,5 arba žemesniai temperatūrai. Seniau buvo manoma, kad kūdikis gimsta ir, ta prasme, turi rudo riebalo ir paskui, kai jau suauga, viskas žmogus nebeturi niekados rudo riebalo. Tai Vimas buvo iš tų žmonių, kuris mokslininkus paskatino patyrinėti suaugusius žmonės, dirbančius lauke. Tai buvo medkirčiai Norvegijoje, visus metus laiko pratyrinėjo, vasarą jie neturėjo rudo riebalo, žiemą pas juos pradėjo atsiradinėti. Tai čia toks buvo pirmas momentas prieš 13-14 metų, kai mokslininkai pastebėjo, kad wow, mes iš tikro tai galim dar turėti. Ir tai paskatina mūsų metabolizmą, tai paskatina riebalų deginimą, tuo pačiu paskatina iš dalies ir riebalų kaupimą truputėlį, jeigu pas mus jo trūksta, jeigu ten esam ant labai žemo riebalų kiekio ir pradedam lysti šaltą vandenį, tai gal žmonės nenustemba, kad pradės oda galbūt stambėti truputėlį, kad svorio truputėlį atsiras, nes kūnas pradeda kaupti truputį balto riebalo, kad jį galėtų naudoti šilumą. O šiaip riebalas yra nuostabus dalykas mūsų kūne, kol jo nėra per daug. Ok, tai dabar grįžtant į tavo istoriją, ne, tu sakai, kad 2 kartus per dieną maudydavaisi, lyzdavai ryte. Čia buvo tas vienas sezonas, kai tik atvykau į Lietuvą ir buvo -20 žiema kiekvieną dieną. Ir dar Anykščiuose gyvenant, ta prasme, aš ir dabar Anykščiuose gyvenau, bet tuo metu dar buvo upė labai gerai užšalus, kad gali lysti vandenį, sekančiam žiemom būdavo upė pakilus, užšala ir vėl nusileidžia, tai skaitykime 1,5 metro dropas, tai negali lipti vandenį normaliai, tai ta žiema buvo tiesiog ideali šitai praktikai. Ok, tarkim, jeigu žmogus nori išbandyti šalto vandens praktiką, ar galime mes pradėti tai daryti duše, nes turbūt ne visi turi, nežinau, kieme vandens telkinį, ar ne visada galima iki to vandens telkinio nuvažiuoti, net mieste gyvena turbūt, nežinau, tu nerasi iškištos eketės, ar ne? Ar šaltas dušas gali būti rytinis? Šaltas dušas yra geras būdas, kaip pradėti su šalčio to jausmu susidirbti. Taip. Problema yra minimali, kad kūnas ne taip pat reaguoja į šaltą dušą ir tuo pačiu įlindimą į šaltą vandenį. Tai su šaltu dušu kas įvyksta, kad mūsų oda atvėsta, bet mūsų korpusas nelabai daug gauna iššūkio. Tai po šaltų dušų reiktų kokį, nežinau, ilgą tikrai laiką prabūti, kad pradėtų korpuso temperatūra kažkiek kristi truputėlį. Tai noriu pasakyti, kad atsiprašau, mano kontrastinis dušas rytais beveik 3 metai yra beprasmis? Ne, aš ne taip sakiau. Gerai, okay, ačiū Nuraminai. Nepradėkime įdėti žodžių tarp žodžių. Ja. Ne. Tai yra labai prasmingas ir geras dalykas, ką aš pats turiu kaip taisyklę, nesvarbu koks dušas, visados dabaigi su šaltu. Taip. Kad ir patį karščiausią pasiemi, ką šiaip labai retai naudoju, nes odai žiauriai negeras dalykas yra karštas vanduo. Okay. Išsausina odą, paskui reikia būtinai tos visokius ten dušo želės naudoti ir panašiai, nes be jų oda baisiai sausa būna, jeigu po karštu maudaisi. Tai jo, šaltas dušas yra gerai, bet yra skirtingai, net kai darė tyrimus irgi, pavyzdžiui, po sporto, jeigu mes palendam po šaltų dušų, kūnas beveik nereaguoja į šaltį visiškai ir raumenys taip pat atsistatinėja vos ne kaip nelygstume į šaltį. Reikia labai ilgai prabūti šaltam, po šaltų dušų, kad atsirastų skirtumai. Bet jeigu po sporto įlendi į šaltą vandenį, ar tai eketė būtų, ar tai vonia, kūnas daug greičiau atsistato sekančią dieną, nors biškai prarandam galimų raumenų jėgos, apie 7%, gaunam to, ką galėtume gauti, tai apie 3% yra praradimo, bet tu sekančią dieną jau esi pasiruošęs vėl sportuoti. Tai jeigu žiūrint matematiškai, kad kiekvieną dieną, jeigu, pavyzdžiui, kažką darai, tai gale savaitės daug daugiau gauni, jeigu kiekvieną dieną sugebi kažką daryti, negu ten
vieną dieną pasportuoti ir paskui 3 dienas leisgyvių būti. Tai va, šaltis leidžia tai daryti, bet šaltas dušas nelabai ką įtakoja. Okay. Gerai, ar tu pastebi, kad, na, ar ne pats esi šalto vandens toj temoje, kad šiuo metu sudomėjimas yra ženkliai didesnis, nes tai tampa galbūt šiek tiek ir mada, čia tokia ar nesveika gyvensina, net ir šita laida yra apie tai, kad būkime kasdieną vis geresni, ar ne, darykime tą, tai šiandien apie šaltą vandenį, kad kažkas tai daro tik tai dėl mados ir nebūtinai teisingai daro. Aš net sakyčiau, dabar biškai yra nusileidus banga. Didžiausia banga buvo prieš 4 metus, man rodos. Va, kai buvo ta gera žiema, tokia faina, ten buvo žiauriausia, kad kas 3 dieną gaunu žinutės, pavyzdžiui, ką daryti, jeigu nejaučiu savo pirštų 2 dienas. Po praktikos kažkokios ledinės. Tipo, ar čia viskas normaliai su tuo, ten, kad prie -20 ten su šlapiais pirštais ant ledo padėtais buvau, nes nenorėjau į vandenį kišti rankų ir nejaučiu dabar pirštų. Tokių visokių žinučių ir panašiai, ten kojų, rankų ir, žodžiu. Tai jo, labai daug atsiranda dėl mados pasibandyti, kas nėra blogai, kas yra fainai, liuks. Bėda yra, kad atsiranda labai daug meistrų, kurie pasakoja, kaip reikia daryti, patys per daug nesuprantantys ir tada prisidirba žmonės. Yra ne vienas žmogus pas mane buvęs, kurie pas neoficialius instruktorius irgi išsiperka kursus ir paskui tenka daug pas juos taisyti dalykų visokių. Bet tai, manau, kad atsakomybė patys žmonės turėtų prisimti už tai, su kuo jie konsultuojasi, su kuo jie kalbasi. Gerai, tai sakykime taip, ar ne, prasidėjo šaltas sezonas, aš noriu pradėti maudytis, ar ne, pamirškim, duše galima pratintis, ar ne, bet noriu pabandyti į ežerą, ar ne, kol, kad ir dar nėra sniego, nėra ledo, ar ne, tai nuo ko aš turėčiau pradėti, ar man reikia būtinai, sušilti, pavyzdžiui, pasportuoti ir tada lysti, ar ne, ar aš visiškai ramybės būsenai. Čia visiškai priešingai pasakysiu, negu per Wim Hof metodą turėtų būti. Nes šiaip Wim Hof metodas yra taip, kad tu kaip tik nesušilęs būni, atvėsęs, kaip tik netgi pabūni vėsumoj truputėlį, įlipi į vandenį, jame atsipalaiduoji ir paskui išlipęs dar sušilį. Bet daugumai žmonių, jeigu vienam tai darant, tai yra ganėtinai sunki pradžia tokia, nes lipti šaltą vandenį nesušilus tikrai yra sudėtinga. Todėl aš rekomenduoju žmonėms, kas nori pirmą kartą ir ten vieni pasibandyti, nenori eiti ten į seminarus ir panašiai, padaryti kokį nors statinius pratimus, kurie sušildytų korpusą, ar tai būtų, nežinau, ten plankas, ar kažkas tokio, kas yra statinio, kas širdies per daug neužkeltų. Ir tada įlipti vandenį ir pabandyti tą vandenį atsipalaiduoti. Atsipalaiduoti per kvėpavimą, per paprasčiausią šiaudelio pratimą, kur tu įkvepi bet kaip ir išputi. Nesvarbu kaip įkvepi, per kurią skylę įkvepi, visiškai nėra svarbu. Esmė yra, kad išputimas būtų kaip per šiaudelį apie 6 sekundžių. Tiesiog. Ir tai nuramina kūną, nuramina širdį ir leidžia atsipalaiduoti ir ne daugiau negu 2 minutės, netgi pirmam kartui sakyčiau, tiesiog pavyko atsipalaiduoti, padėkok savo ir išlip. Tai vat, ar pirmą kartą net ir, tos pačios 2 minutės gali būti pakankamai ilgos, ar galima mažiau bandyti, ar tiesiog... Visados galima, bet tai, kaip čia pasakius, tikslas yra atsipalaiduoti. Pirmam kartui dažniausiai atsipalaiduoti užtrunka apie 40 sekundžių, kai kuriems iki minutės, ties minutę kažkur, kad pilnai atpalaiduoti mintis, atpalaiduoti savo kūną. Tai mes to ir siekiam, pavyzdžiui, kai darau seminarą, tai žmonės būna vandenį 1,5 minutės. Jeigu nori, kai kurie matau, kad jeigu būna atsipalaidavę, iki 2 minučių pasibūna, kai kurie kaip tik, jeigu matau, kad nepavyksta jiems atsipalaiduoti, tada irgi kažkur jau virš 1,5 minutės einam, bandom pralaužti tą atsipalaidavimą, nes čia yra pagrindas. Labai gerai, sustokim ties atsipalaidavimu, nes pats dažnai praktikuodamas, ar ne, nes aš ir maudos ir šaltam vandenį ir namie turiu aisbafą, bet esmė tame, kad surinkti mintis, negalvoti, nes tave iš karto... kaip čia gražiai pasakyti, kinko tas šaltis, ar ne, tie, kurie nepraktikuoja, pirmiausiai daro, oi, toks, ar ne, o tai svarbiausia, pirmą, nusiraminti, ką daryti, ką galvoti, nieko tai tavo patarimai kažkokie. Wim Hofo metodas bent jau jisai yra iš 3 dalių sudarytas, tai yra mintys,
kvėpavimas, šaltis. Šaltis yra pagrindinis dalykas, kuris žmonės užkabino, todėl mes dabar kalbam, pavyzdžiui, apie šaltį. Bet šiai visoje metodikoje kvėpavimas daug didesnę naudą neša negu šaltis. Tarsi moksliniai tyrimai visi rodo, kad net ir imuninė sistema kvėpavimas daug daugiau sustiprina, uždegimus sumažina, daug visokių naudų yra grynai iš kvėpavimo pratimų. Tai aš žmonėms rekomenduoju, pradėkit kažkiek stebėti bent jau savo kvėpavimą, jeigu įmanoma pasidaryti kvėpavimo pratimėlių. Ir žinoma, prieš lipant į vandenį yra tam tikri protokolai, kaip kad pavyzdžiui lipti į vandenį ant išpūtimo, kad nebūtų įlipo ir staigiai iš karto užkabino visą. Okay. Jo, kad būtų tu įkvėpiai ir tada jau lipi į vandenį ir visą laiką bandai išpūsti. Jeigu pritrūko oro belipant, vėl įkvėpiai, vėl bandai išpūsti ir lipti toliau. Prasme, grinai ant išpūtimo tai daryti ir tada nebūna to užspazmavimo, kad nebeišeina daugiau lipti. O būnant vandenį, tai vėl tas pats šiaudelio kvėpavimo pratimas, tai buvimas tame šaltyje čia yra pati lengviausia dalis. Pati sunkiausia dalis su šalčio praktikom yra netinginiauti ir sušilti po šalčiu. Netinginiauti, tai vadinasi, kad po vandens aš turiu atlikti kažkokius pratimus? Bet kokius tik tai širdelė geidžia, ar tai būtų burpiai, ar tai būtų, nežinau, tas pats plankas, ar tai būtų kaip Wim Hofo metodom, kiek laiko, kiek praktikoje darom stuminėjimo akmens, o laiko tai kol sušilsi, arba jeigu reikia būtinai kažkokio laiko matmens, tai bent jau 3 kartus ilgiau negu buvai vandenį. Tai jeigu buvai 2 minutės, 6 minutės fizinės veiklos. 6 minutės? Jūs greunate visus mano mitus, nes aš pasakysiu, kaip aš darau. Tai, tarkim, ir šią savaitę buvau balkone savo šaltoj vonioj, buvau 2 minutės, ir 3 minutės dariau šitą horse standą, ne? Tai dariau 3 minutės. Tai 3 minutės toj tam tikroj pozicijoje, ar ne, tai man jau atrodo yra sunku. Ok, gal aš nesu pats stipriausias ir turintis super raumenyną, bet tai vadinasi, man reikėtų būti 6 minutės. Nepamiršk, kad horse standą darant, tu gali biškutį daugiau atsistot. Gali truputį daugiau judėti su kojom. Taip. Tau nebūtina būti 9 laipsnių palaikyti kampą kojų. Taip. Tu gali aukščiau pasikilti. Prasme, tai yra ganėtinai beginners friendly pozicija, taip sakant, naujokams nėra, kur ten reikia būtinai būti žiauriai nusileidus ir varyti iš visų jėgų. Tu gali pajudėti, tu gali atsipalaiduoti. Mes per instruktorių kursus 30 valandos stovėjom tiesiog rate, horstenze ir tenais ir dainavom, ir kalbėjomės, ta prasme, bet svarbiausia protą tai kažkur kitur nustumti ir ta kūnas jisai raumenys atranda, kaip išlaikyti tą poziciją ir kaip ką pakeis, kad tau pavyktų. Čia labai susitarti reikia su savim, nes protas sako, kad viskas nebegaliu, skauda, man skauda. Tai protas sako, kai ir lipi į vandenį, kad ta prasme nelipk. Ne. Ir sakai, tu ką tik ant sufutės gulėjai, kokia velnė tu eit? Gerai, tai dar paaiškinkim, kas yra tas horse standas. Tai yra pozicija, ar ne? Tai yra pozicija, kuri horse standsu yra vadinama dėl to, nes taip yra plačiam pasaulyje labiau žinoma, man labiau patinka tai vadinti kalno stovėseną, nes horse standsas, kaip pasakai, tai žmonės jie bando savo kojas laikyti tiesiai ir ta prasme paskui gauna tokį keistą kampą kartais, kur keliai pradeda įlinkinėti vidų, tada paskui sako, oi, čia nesveika, čia ant kelių labai bloga pozicija ir visa kita. Kai neteisingai darai, tai yra nesveika, žinoma, ta prasme, čia nieko nesakau apie tai. Bet kai įsivaizduoji kaip kalną labiau, tai bandai atsistot plačiai, pritūpti ir savo kojas padaryti tvirtai, kad tu būtum kaip kalnas, kad tave į vieną ar į kitą pusę stumint, tu niekur nesustumtum. Okay. Tai ir tada su rankom jau galima, pavyzdžiui, Wim Hofo metodo praktikose, kaip bent jau aš mokinu, tai įsivaizduoti, kad turi sunku akmenį rankoj. Ir pradžiai tai gaunasi, kad tu tą ranką laikai įtemptą kažkiek ir su kita ranka irgi stumi į vieną pusę, į kitą. Bet ir reikia laikyti įtemptą, nes nėra... Toj. Uno momentą. Pradžiai, kol dar rudo riebalo nėra labai daug kūne, tol reikia raumenim sušilinėti. Tai pradžiai būna jo... Darai su įtampa, o paskui žiūrėk, kad jau tu gali atsipalaidavęs, judėti, o svarbiausia savo protą biškutį užimti su lengvu judesiu, tam, kad kūnas pats pradėtų sušilinėti. Bet pradžioj
kol nėra rudojo riebalo, jo, raumenukai, ypač pasisukimas, jeigu pasisuki ir ta prasme grinai dar palaikai įtemptą savo nugarą, tai labai greit pradėti sušilinėti. Toks tikrai stipriai veikiantis pratimas, bet toli gražu ne visiems tai būtina daryti, nes gal kai kuriems tiesiog atrodo keistai, čia kažkokias kamehamės kurs ir panašiai, ten išlipę ką tik iš ežero, tai tada rekomenduoju paprastą, kur rankas ištiesi šonus irgi pritupi, taip pat kaip ir per tą horse stance, rankas į šonus ir tiesiog sukinėjai į vieną pusę, į kitą pusę delnus ir tu pradėsi jausti, kaip tavo raktikulis, ta prasme, čia trapecijos visas pradės kaisti, pečiai pradės kaisti ir pradės šiluma gamintis. Plus, tai yra vienas geriausių judesių pečiams. Tad visą judesi pečių išnaudoti. Tai daug tokių yra. Išlipus iš vandens nereikia skubėti ar ne rengtis, atlikti šiek tiek pratimų ir leisti pačiam kūnui sušilti, kiek manoma, ar ne? Kaip taisyklė, aš turiu, kad galima apsirengti, bet tik tada, jeigu nesitinginys. Tai jeigu tingi, tada pusnogis varai ir apšilinėjai, bet jeigu sugebi naudoti, ta prasme, jeigu sugebi kontroliuoti savo galvą ir apsirengęs sugebi toliau dar sušilinėti, cool. Davai varyk. Dauguma žmonių apsirengė, tai kaip tau sekėsi? Fain. Visai neblogai, čia visai neblogai. Ir viskas nieko nebedaro. Bet jeigu yra pusnogiai, prie minusiuko lengvučio, baigtų. Ten, ta prasme, net ir atsispaudimus bedarydami jie suras, kaip pašnekėt, bet nesustos daryti. Jo, nes... Prasme, jau kūnas nori sušilti iš karto. Geras. Smagu girdėti, klausyti tavo patarimus. Gerai, aš pradedu praktikuoti, kiek kartų per savaitę rekomenduojama, ar čia yra prasmė, nežinau, skaičiai 2 kartus bent jau per savaitę, kad aš vis labiau priprasčiau ir ten, nežinau, po 5, po 6 ar po 10 karto. Tyrimai rodo, kad kraujyje išlieka pokytis 6 dienas po lindimų į šaltą vandenį. Tai kartai savaitę jau yra gerokai daugiau negu, ta prasme, didžioji dalis žmonių. Kartai pusę metų yra geriau negu niekados, bet šiaip jo, kartai savaitgaliais, tuo pačiu, jeigu turi savo tą taisyklę, kad užbaigi kiekvieną dušą su šaltu vandeniu, ir atrandi, kad pasirodo yra daug šilčiau užbaigti dušą su šaltu vandeniu negu su karštu, nes kai išlipi iš karšto dušo dažniausiai labai šalta būna, tai kai panaudoji šaltą vandenį, tada iš karto šilta, tai čia toks papildomas būna pliusas. Bet jo, kartą į savaitę į Eketėlę ar tenais į upę, Vilnių jūs čia turite, Vilnelės pankai yra su Igne Degutytė, labai gerai varo, ta prasme palaiko visus metus šitą judesį. Irgi savotiška grupė, kai kuriems tinka, kai kuriems netinka, yra kitų žmonių, kurie irgi lenda. Susiras tiesiog savo bendruomenę, su kuriais tai galima daryti ir labai fainai. Aš asmeniškai labiau solo esu žmogus, tai šito dalyko man vienam patinka. Bet jo, kartą į savaitę, jeigu nori dažniau, prašom, rekomenduoju prieš miegą nelysti, vien dėl to, kad labai įdomus procesas yra, kad mūsų kūnas šiaip būna karštesnis po įlindimo į šaltą vandenį negu prieš. Tai turiu omeny, kad mūsų temperatūra nukrenta, kol mes esam šaltyje, žinoma, paskui jinai užkyla. Ir vidutiniškai, kokia būtų kūno temperatūra, tai būna pas mus biškutė aukštesnė, jinai užkaitus, ta prasme, korpuse. Ką tai reiškia, tai yra aktyvumas, kad mūsų kūnas yra pasiruošęs truputį aktyvumui. Ne poilsiui. Ne. Tai, pavyzdžiui, kai einam miegoti, tai būna grinai ant kūno temperatūros nusileidimo ir mūsų vėsiausia temperatūra kūno būna apie 2 valandas prieš mūsų natūralų pabudimą. Tai jeigu mes keliame 6 ryto, 4 ryto bus mūsų kūnas vėsiausias, kiek yra įmanoma. Ką tai rodo, kad mūsų miegui reikia vėsumo. Tai jeigu mes vakare įlendam į vandenį, išlenda mūsų kūnas iš karto užkaista, žinoma, daug lengviau yra užmigti išlindus, kadangi tavo tuo metu yra vėsesnė temperatūra, bet kai užmiegi, užkyla ir gaunasi, kad mažiau gilaus miego gauni. Tai jeigu turi problemų su užmigimu, geriau yra ganėtinai toks vidutiniokiškas miegas negu jokio miego, bet reikia suvokti, kad taip giliai nemiegosi, kaip kad, nežinau, be šalto vandens arba po pirtelės. Tai tikriausiai visi yra pajutę, ką reiškia pirtelė, irgi atvirkščias visiškai procesas, temperatūra užkyla, paskui jinai nusileidžia ir būna žemesnė, negu šiaip natūraliai būtų, ir miegam visi išgriuvę, kaip nežinau, kas atrodo atsiguliai, padėjai ant galvą, ant pagalvės ir atsibudai iš ryto. Ir tai yra natūralus procesas, kai temperatūra yra nukritus.
Tai su šalčiu, kaip tik pakilus būna. Dar noriu paklausti apie laiką. Mes sakėm, kad pačioje pradžioje 2 minutės yra ok, galima ir ilgiau. Aš savo ruoštų esu... Aš sakyčiau, iki 2, žinau. Vat tai ir norėjau klausti, nes gavau ne per seniausiai žinutę iš vienos pažįstamos, nes įsikėliau story, kad žodžiu čia maudusi ir taip toliau. Ir jis sako, nu tai kiek išbuvai? Sako, žinok, čia ne konkursas. Ir aš esu girdėjęs, kad ilgiau negu 2 minutės jos ir sveikatai nebeturi prasmės. Turi prasme ego. Ne. Labai didžiulę prasme turi ego. Turi prasme savęs išbandymui, kas yra, kars nuo karto šiaip rekomenduoju žmonėms pasibandyti, tikrai yra įdomu pasižiūrėti, kokie procesai vyksta. Ar tai pastoviai daryti? Ne. Bet kai nusprendi pasibandyti ilgesnį laiką pasibūti, reikia smegenyse suvokti, kad tu pats tai nusprendi padaryti ir galimai tau bus prastesnė patirtis negu šiaip būna pastoviai. Nes yra daug sunkiau sugrįžti į bet kokią praktiką, jeigu paturėjai prastą patirtį. Tai kaip pavyzdys, sumastėjai bėgioti ir pirmą kartą išbėgai ir va ten labai daug prabėgsiu, sekančią dieną kojas skauda, kelėnis skauda, nugaras skauda. Koks šansas, kad tu vėl bėgsi? Mažesnis. Gerokai mažesnis. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, pirmą dieną išbėgai truputėlį, ten kilometrą prabėgai ar kažką tokio, ar net ir mažiau, sekančią dieną žiūri, plemba, fainai jaučiuosi, davai, noriu dar pabėgioti. Tas pats yra su šalčiu. Kai tu įlendi ilgesnį laiką, tu galimai paturėsi blogą patirtį ir daug sunkiau bus į tai sugrįžti. Tai visai fainai yra pasibūti ilgiau kars nuo karto, pasižiūrėti, bet aš rekomenduoju daugiau 2 minučių nebūti. Iš viso, jeigu, pavyzdžiui, kiekvieną dieną tai darai, 0,5 minutės užtenka. Kartą į savaitę pasidaryk tas 2 minutės tebūnė, arba jeigu nori ilgesnį laiką, ypač tie, kurie nori iššūkio, čia visiems, kurie labai iššūkių trokšta gyvenime, yra lengva įlipti ir 10 minučių prabūt vandenį. Nes skaitykime, tu įlipi į vandenį, pirmos kem sekundžių tau būna sunkios, 0,5 minutės, 10 sekundžių, paskui būna lengva. Ties kažkur 4 minutėm vėl pasidaro sunku. Tada vėl palengvėja. Ties kažkur 7-8 minutėm vėl pasidaro sunku ir vėl palengvėja. Tai tu iš dalies 2-3 tokias sienas perkopi būdamas vandenį ir tau atsipalaiduoja. Jeigu ne pirmą kartą darai, tai iš viso tu jau žinai, kas vyksta, easy peasy. Jeigu nori tikrai sunkaus dalyko, kuris duoda didesnę naudą, įlip 2 minutės į vandenį. Išlipk, leis savo 2 minutės sušilti. Lip dar kartelį 2 minutės. Išlipk vėl leis savo sušilti. Vėl 2 minutės sušilti. Dar kartelį 2 minutės įlip. Taip. Pavyzdžiui, 3 kartus. Tebūnė nebūtina 2 minutės, tai gali daryti po minutę. Tai gali daryti po pusę minutės, jeigu nori. Tokia praktika, ką jinai padaro, jinai vietoj to, kad mokina, kaip kūnui kuo lėčiau prarasti korpuso šilumą, nes, pavyzdžiui, kai tu įlipi 10 minučių prabūt, kūnas koncentruojas tiesiog kuo lėčiau prarasti temperatūrą iš korpuso. Jeigu tu lipi 2 minutės, tada sušyli, vėl 2 minutės, vėl sušyli, tu mokini kūną, kaip sušilti, kol tu dar esi vandenį. Tai va tada prasideda visa magija. Kai vietoj to, kad būni ilgai, tu pradedi tai būti ir paskui patampa daug lengviau netgi ir ilgai pabūti. Bet girdžiu, kad tai yra ne tik tai challenge'as, bet tai yra ir toks, ar ne, mokymas savo tai kūno. Tai yra labai labai stipri praktika, kuri kūną išmokina sušilinėti, kol tu dar esi šaltam vandenį. Ir sakau, pradžiai galima daryti po pusę minutės. Pusę minutės įlipai, išlipai, sušilai, pajudėjai truputėlį, porą minutėlių, vėl lipi. Gerai, pakalbam apie dopaminą. Kaip yra šaltas vanduo, čia gauni dopamino, čia viskas ir taip toliau. Tai ar mes įlipę į šaltą vandenį gauname to dopamino tiek, kiek gauname, ar, nežinau, 30 sekundžių mes gausime, nežinau, vienokį kiekį, po 2 minučių daug, o po 3 minučių dar daugiau. Ar čia yra koks nors skirtumas, ar mano klausimas yra netinkamas, nes ne taip aš suvokiu ir suprantu dopaminą ir kada jis išsiskiria? Ne, man yra labai įdomu, kad šiais laikais mes taip stengiamės to malonumo, to dopamino pagauti. Tai kaip? Dėl jokių kitų dalykų neėmam, tik dėl dopamino. Dar truputėlį. Čia toks... Gauni dopamino tiek, kiek pats save iš dalies užsibūstinė. Tai turiu omeny, jeigu išlipi ten iš vandens ir panašiai. Dopamino, žinoma, labai daug per visą kūną vaikšto. Bet jeigu tu tai padarai ganėtinai ramiai, lėtai, aš net kaip tik sakyčiau, tai yra praktika, kuri
subalansuoja dopamino tuos, kaip dabar vadinasi, ne signalus, o pajautimų žodžių. Tai tu kaip tik išmoksti nusiraminti, tu išmoksti lėtai ramiai pabūti, pajaus savo kūną ir išlipęs iš vandens pradedi jaus, kaip po biškį tavo čilinėja viskas ir tu jautiesi vis labiau gyvas. Ir tau daug mažiau dopamino po biškį pradeda reikėti, kad tu pasijaustum gyvas. Tai aš biškį esu prieš šitą, kad tenais, čia labai daug dopamino gauni ir panašiai, gauni to dopamino, bet aš per savo praktikas ir kiek esu matęs iš kitų žmonių, pradeda tau vis mažiau ir mažiau reikėti. Nes jeigu tu nori dopamino, mes pats didžiausias kiekis, kiek galim gauti dopamino, tai yra va iš tavo aparato, kuris pas tave ant staliukų yra. Čia yra dopamino pastovus į veną. Tai iš šalčio aš net sakyčiau, kaip tik nusiramina ir mažiau tau pradeda jo reikėti. Ir iš viso ta šalčio praktika, žmonės labai žiūri į tai, kaip labai fiziškai tai yra praktika, kad čia imunitetas stiprės, čia aš pats visas stiprėsiu, čia man uždegimai mažės, visi kita. Jo, tai yra labai faini bonusai. Labai faini bonusai. Pagrindinis dalykas, kas iš šalčio praktikos vyksta, tai yra va čia va. Nes kaip pavyzdys, guli su ant sofutės ramiai ir sumastai lysti į šaltą vandenį. Tai nėra labai lengva praktika atsistoti nuo sofos ir pradėti eiti link to šalčio. Greitai. Čia jau yra praktika. Čia jau prasideda. Nuo jie iki eketės, išsikritai tą eketę, stovi prie to vandenėlio ir labai retas atvejis, kada aš labai noriu lipti tą vandenį. Per metus būna kokie gal 3-4 kartai, kai aš taip, laukiu. O dabar, pavyzdžiui, grįžęs iš Meksikos, iš Gvatemalos, tikrai laukiu, kol grįšiu į Anykščius ir lipsiu į savo šventąją upelę, taip sakant. Ir tikrai laukiu. Aišku, kai ateis tas momentas lipti, galvoja, išlys trolis, kuris sakys, kad galbūt tau to nereikia daryti. Bet čia yra normalu, tai supranti. Bet per čia va ir yra ta proto nauda, kad tu pradedi suvokti skirtingus balselius pas save galvoj, skirtingas mintis ir kurių labiau klausyti, kurių mažiau ir kad suvoki, kad tai yra natūralu. Šiais laikais pažiūrėjau, čia sergu nerimu. Ta prasme, tai yra normalu turėti nerimą. Yra normalu turėti mintis, normalu turėti emocijas, normalu yra jausti jausmus savo kūne. Bet kažkokiu būdu mes savo pasisakę esam, kad yra nenormalu vos ne pusė jausmų, kurie yra tiesiog visiškai natūralų žmogui. Ir jeigu kažką jauti čia biškutėlį čia ten vos ne panikos priepuolis ateina, ne, tu tiesiog jaudinės dėl to, kad ten galbūt tau reikės ant scenos lipti, kad tau reikės už savo žodį pastovėti. Čia yra normalus dalykas, čia visiškai normalus. Tai va per šalčio praktikas tu pradedi daugiau klausyti savęs. Pradedi daugiau stebėti, kas vyksta toj galvoj, kas vyksta tam kūne. Man patiko, yra toksai Zekas Bušas, kalbėtojas, ir jisai labai fainai skirtumą tarp jausmo ir emocijos pasakė. Jausmas tai, kaip pasakė, sako, jausmas yra tai, kas kažkas nutinka erdvėje ir mes pradedam jausti apie tai, ar tai būtų tai, ką mes vadinam meilė, ar tai būtų tai, ką vadinam panika, ar tai būtų tai, ką vadinam baime. O emocija yra tai, kokią mes istoriją savo pasisakom apie tą jausmą. Tai kaip pavyzdys, širdies greitas plakimas. Širdis kala, kraujas eina per visą kūną. Tai insultas jau artėja. Nebent tu bėgioji ir sportuoji tuo metu. Ta prasme, tarp žmogaus, kuris jaučia panikos priepuolį gulėdamas ant sofos, ir žmogaus, kuris, pavyzdžiui, ten maratoną ar triatloną bėga, fiziškai nėra didžiulis skirtumas. Jų širdelė labai panašiai dirba tuo metu. Tai tik istorija kita. Jo. Tai va, istorija, kurią mes patys savo žinoma pasakom, aišku, ten dar daug tokių dalykų įeina, kaip kad tiesiog tu sėdi sau ramiai ir tavo kūnas pradeda kalatotis visas, bet labai daug yra, ką mes savo pasisakom, kokią istoriją. Noriu dar tavęs paklausti apie medikus. Ką kalba medikai apie šaltą vandenį ir ten 2 minutės, 3 minutės, čia gal toks sujungtas klausimas, ar galim nušalti galūnę? Nušalimai vyksta tada, kai būni labai ilgai vandenį ir, pavyzdžiui, aš rekomenduoju žmonėms, kai lipa į vandenį, nelaikyti rankų virš vandens, o įkišti savo į pažastis vandenį. Žmonės lipa su pirštinėm. Jo. Tai
jeigu be jų žmogus visiškai neliptų, tai geriau lipa su jom, negu niekados neliptų. Bet tuo pačiu, jeigu įlipa į vandenį ir būna ilgą laiką, tai aš esu prieš tai, nes delnai, mūsų galūnės yra mūsų silpnosios vietos, kurios mums pasako, kada reikia nešdinti. Tai kai jau įlipi su rankom pažastyse... Čia šilčiau yra, ne? Jo, čia gerokai šilčiau, čia jau tu gali laisvai irgi pasibūti ilgesnį laiką ir tu jau leidi visam kūnui pajausti tą šaltį, bet šiaip šiltai rankos, labai šiltai būna pažastyse. Ties nušalimais, tai organų problemos atsiranda, kaip minėjau, prieš tai dėl to, kad mes leidžiam savo korpuso temperatūrai nukristi. Tai jeigu mes po šalčio apšylam, svarbiausia po šalčio, kad būtų apšilimas, tai tada nebūna, negaliu sakyti nebūna, sumažėja labai labai drastiškai galimybė, kad bet koks organas, ta pati vyrams, ten prostatos ir panašiai problemos, sušilkit po šalčio. Sušilkit, ta prasme, ne su arbatos podeliu, o pasportuokit, pajudėkit ir, ta prasme, kūnas pats sušils ir nebus tų problemų. Nes temperatūra korpuso nepasikeičia, jeigu mes leidžiam savo sušilti. Bet jeigu mes nesušilnėjom, tada korpuso temperatūra pasikeičia, tada prasideda organai, jau gauna tą vėsesnę temperatūrą, nuo ko gali ir būti visos problemos. O su daktarais tai labai įdomiai, nes yra seno, labai seno būdo daktarai, kurie yra domėjęsi senais laikais apie tokius kaip Konstantinas Buteiko, dar kitų būdų, ten ir to pačiu iš rusų laikų, ta prasme, pas rusus būdo toks su ilga barzda, baltais plaukais ilgais, kuris ten lyzdavo pastoviai į vandenį ir panašiai. Ir daug visokių tokių dalykų būdavo, tai jie kažkiek su to yra susipažinę ir žiūri kai kurie, kad, tai yra matomai padedantis dalykas, nežinoma kodėl tiksliai, bet padeda. Yra labai daug daktarų, kurie yra prieš stipriai ir yra, žinoma, daktarų, kurie žiūri dabar naujuosius tyrimus ir jie mato naudą tame. Problema su medicina yra tame, kad medicina vidutiniškai atsilieka apie 20 metų nuo mokslo, nes jeigu atsiranda kažkoks naujas dalykas moksle, tai turi būti apie 10 metų praktikoje, ištyrinėta, kad būtų galiausiai įdėta į knygas, kad universitetuose būtų studijuojama. Kai pradeda studijuoti universitetą, tai irgi užtrunka, kol galiausiai tie daktarai išeina iš universitetų ir vėl daeina iki tokio momento, kurie galėtų įtakoti kažką. Tai vidutiniškai apie 20 metų yra tarpas tarp naujausių tyrimų ir grynai tai, kas medicinoje jau naudojama. Privačiuose klinikose būna apie 10. Vieninteliai, kas yra priversti pastoviai iš daktarų domėtis apie naujausius atradimus, tai yra chirurgai. Visi kiti iš dalies, tu jeigu baigiai, tu gali vos nelabai ilgą laiką ten, tiesiog per daug nesinubėt apie tai. Ir tai yra visiškai pilnai suprantama, jie yra užkasti darbais ir čia nėra jų kaltinimas, tiesiog turėjom, kad tiesiog nauja informacija rodo vieną, senesnė informacija kitą rodo. Tai su tais, kurie pasidomi apie grynai ką naujai tyrimai, tai yra labai fainai pašnekėti, nes jie dažniausiai suvokia, kad mes daug daugiau nežinom, negu žinom apie savo kūną. Ir tikrai daug daugiau yra informacijos, kur mes nieko nesuvokiam apie save. Ok, dar prie vyrų sveikatos, ar ne? Mitas, tiesa, kad tai kenkia arba neprideda nieko gero vyrų sveikatai, prostatai konkrečiai? Čia tokia tema, kur biški gal nėra per daug tyrimų padaryta, bet yra keli, kur net yra įrodyta, kad jeigu mūsų kiaušidžių temperatūra nukrenta ir paskui mūsų kūnas pradeda atšildinėti jas, tada mes padidinam savo testosterono kiekį, ten, man rodos, 2 ar 300%. Tai yra ganėtinai didelis kiekis. Dėl ko apie tai per daug nešneka niekas, nes jeigu pasakai, galimai žmonės gali sumastyti savo kiaušidę šaldytis. Tai prašau to nedaryti. Ok. Jo. Bet kai lipi į šaltą vandenį, tai natūraliai kažkiek gaunasi, bet vėl pagrindas yra sušilti. Jeigu neduodi savo sušilti po visko, tada prasideda visos problemos. Ten yra irgi, pavyzdžiui, Konstantinas Buteiko, irgi yra, čia atskiras iš dalies podcastas būtų apie jį dar kalbėti, bet lengvai tai pasakius, tai mokslininkas, kuris labai stipriai prisidėjo prie to, kad
rusai paruoštų savo astronautus, kad pakiltų į kosmosą, pirmieji iš viso pasaulio. Tai jo, jis labai stipriai to prisidėjo ir pas jį buvo šitas, kad reikia su pilna pūslė. Jeigu lipi į vandenį, tai reikia lipti su pilna pūslė tam, kad galėtum apsaugoti. Aš norėjau klausyti tavęs, nes man čia labai, labai įdomu ir aš kaip čia nepakenkti ir ar tai jo. Tai mitas, tiesa? Nėra ištirta, nėra įrodyta nieko tai. Priklauso iš kurio logikos taisyklių žiūri į tai, tada tai atrodo labai logiška, iš kitų, jeigu žiūri nelogiška. Tai jeigu žiūri iš to, kad jo, ten tu kaip tik išlaikai šilumą ir tai apsaugo kažkiek, tai atrodo logiškai. Bet ar labai lengva atsipalaiduoti, jeigu tavo pūslė yra pilna? Jo, tai yra sunku. Jeigu esi įsitempęs, tai kūnas visiškai kitaip reaguoja, negu kad kai esi atsipalaidavęs. Ta prasme, tai va čia va tas atsiranda, kur aš labiau už tai, kad žmogus būtų atsipalaidavęs vandenį ir tegul pasibūna trumpesnį laiką, negu kad liptų su pilna pūslė ir tiesiog galvotų, kaip čia išlaikyti visą tai ir paskui dar išlipęs, dar vietoj to, kad apšilinėtų, tai nežinau, gal ir tegul laikytų, bet to pačiu tikriausiai reiktų eiti išstumti viską. Prasme, tai aš labiau už tai, kad šiaip ar taip esam toj nepatokioj situacijai, tai davai gal biškai patogumą tenais pasidarom. Ok, ar turi kokį nors užantyje gerų perliukų mitų susijusių su šaltu vandeniu, kurie tau pačiam, nežinau, kelia juoką, bet jie kažkur sklando, jie kažkur gyvena pasaulyje? Geras klausimėlis, dabar reikia atsiminti, ar kokį nors yra. Ką žmonės arba ką daro dažnai ir daro neteisingai, nes, kaip sakė, net mokytojų yra įvairių ir nebūtinai kvalifikuotų. Čia yra, prisiminiau vieną labai labai blogą. Ar istoriją kokią nors, žinai? Tai pirmas dalykas, ką daro neteisingai, tai ką jau per šitą visą podcastą bandau kalt pagrindą, tai yra sušilti po vandens. Daugiau 9 iš 10 to nedaro. Ir paskui atsiranda problemos visokios. Bet pagrindinis mitas, kuris nėra pilnai mitas, nes jeigu biški pasidomi, suvoki, kad to yra negalima, tai įlipę į šaltą vandenį pradeda daryti Wim Hofo metodo kvėpavimą. Pradeda hiperventiliuoti. Kuris yra labai aktyvus. Jisai yra labai aktyvus ir kas įvyksta, kai pradeda daryti bet kokią hiperventiliaciją, bet kokiam strese, tavo kūnui pritrūksta deguonies ir tu apalpsti. Tai taip sakant, čia dabar baigėsi jau galiausiai teisminis tyrimas. Vienas buvo 47 milijonų teisminis tyrimas Wim Hofui pačiam. Žodžiu, tėvas norėjo prisiteisti 7 milijonus, dėl to nes grįžo namo, rado savo 17-metę dukrą paskendusią baseine. Mama prieš 2 savaitės išmokino tą dukrą, kaip daryti Wim Hofo metodo kvėpavimą. Ir jinai bedarant kvėpavimą pajuto, kad gali laikyti orą labai ilgai, nes tu tiesiog savo anglies dioksidą nuleido, o pas mus kūne nėra signalo, kuris mums sakytų, kad mums trūksta deguonies. Pas mus kūne yra signalas, kuris sako, kad yra per daug anglies dioksido. Kas gaunasi, kad deguonis pradeda kris žemyn, anglies dioksidas kyla pabiškai į viršų ir kartais būna taip, kad deguonis nusileidžia žemiau, anksčiau nusileidžia tiek, kad prarastum sąmonę, negu kad anglies dioksidas pakyla iki tiek, kad tau sakytų, kad kvėpuoti reikia. Kai įlipi į šaltą vandenį su žemu anglies dioksidu, kūnas labai daug pradeda naudoti deguonies ir tada daug greičiau įvyksta tas apalpimas. Tai taip ir vyksta. Ir jau yra šiuo metu virš 30 žmonių, kurie yra paskendę, praradę savo gyvybę vien dėl to, kad įlipi į šaltą vandenį darė Wim Hofo metodo kvėpavimą, kur mūsų kaip ir tikslas, vos nepagrindinis yra instruktorius sakyti, kad šitų dalykų kartu negalima daryti. Kad atsisėdi, sau kur nors ir atsiguli ramiai, pasidarai kvėpavimą ir tada, kai jau nusiramini po 5-10 minučių ar kad ir po 5 valandų, varyk atskirai lipki šaltą vandenį, nemaišyk šitų dalykų kartu. Nes tiesiog taip žmonės praranda savo gyvybę. Tai čia toksai kaip ir... Nes vandenyje reikėtų raminti, ar ne? Kaip ir kalbėjom savo kvėpavimo, koncentruoti, o ne daryti... Lėtinti, raminti, 6 sekundžių iškvėpimas, kai jau išeina nusiraminti, tada gali ir šiuso per nosį lėtai ramiai kvėpuoti. Bet jokių būdų ne kvėpuot. Ir čia vienas kaunietis irgi buvo 2 ar 3 dienom komoje atsigulęs dėl to, kad
baseinę po pirties išlipo, nuėjo į šaltą vandenį, įlipo ir pradėjo hiperventiliuoti ir ta prasme prarado sąmonę. Tai čia labai rimtas dalykas, kur labai labai svarbu šitų dalykų nemaišyti kartu. Aha, ir dar klausimas, dabar paminėjai apie pirtį, ar ne, mes turime tokią įprotį, ar ne, po pirties šokti į šaltą, pavyzdžiui, vandenį, tai yra labai gerai, bet nežinau, ar esi pajutęs, ar ne, kad tarkim, nu turbūt negalima užsibūti, ar ne, iš karto po pirties, nes pirtis turbūt, kažkaip plečia, ar ne, šiluma, kraujagyslės, o čia jos iš karto susitraukia ir, nežinau, iššokti 1, 2, 3 ir išlipti, kad neužsibūti, ar čia gali būti kažkas? Nėra, kad iš karto užsitraukia. Čia irgi labai tokie skirtingi dalykai, kur mes esam sušilę arba mes esam įkaitę. Tai pirty mes esam įkaitę. Labai labai rimtai įkaitę ir mūsų kūnas tiesiog kraujagyslės prasiplėtusios, viską bando šalinti kiek įmanoma, mes įlipam į tą šaltą vandenį. Vanduo žemiau 4 laipsnių labai retai kada būna. Tu gali viršų, žinoma, pamatuoti ir čia, 0 laipsnių, šalta. Žemiau biškutėlį jis bus apie 4. Labai, vandenį reikia labai druskingų padaryti, kad jisai galėtų būti kažkur 2-3 laipsnių, nes tada jau kaip šerbetas vos ne, jisai būna ir 2-3, jisai toks sunkesnis visas patampa. Tai nėra, kad tai būtų labai labai antiek šalta, kad jau viskas pradėtų staigiai užsidarinėti. Tai po karščio, kai įlipi į šaltą vandenį, neužsidaro, kaip tik pradeda kūnas atidavinėti karštį, kas yra fainas jausmas. Ir jo, per daug žinoma nerekomenduojame užsibūti, nes tai biškutį rizikos yra. Man pačiam vienas fainiausių dalykų yra, jeigu yra galimybė po pirties tiesiai į šaltą vandenį, panerti su visa galva, pabūti tenais truputėlį atsipalaiduoti, bet čia irgi nerekomenduoju to daryti, dėl to, kad, visada yra galimybė kažkokią apalpti ir panašiai, ir kai geriau turės žmogų šalia, arba tiesiog labai trumpą laiką panerti ir pasimėgauti tuo visų pojūčių. Ir tada atgal vėl į pirtį, be jokių pertraukų, čia aš taip mėgstu daryti. Žinau žmonių, kurie daro taip, kad jie eina pusę valandos, 20 minučių į pirtį, tą 10 minučių šaltam vandenį prabūna, vėl 20 minučių į pirtį eina, bet jie iki šito lygio kilo 2 metus, kiekvieną savaitgalį pradėjo nuo to, kad po 15 sekundžių pabudo šaltam vandenį ir tada į pirtį, bet tai per 2 metus pakilo tiek, kad galėjo ten 3 tokie vyriukai galingi, labai faini, ir jie dabar po 10 minučių laisvai būna šaltam vandenį, 20 minučių pirtį į karštoje. Tai jeigu darai mažai žingsniais, viskas yra įmanoma ir viską kūnas labai gerai reaguoja. Jeigu pameti galvą ir nori biškutį pasirodyti prieš kamerą, nusifilmuoti, kaip čia tai yra labai kietai atrodo ir visą kitą, tada gali problemos prasidėti. Gerai, kokia tavo nuomonė, esi girdėjęs ar ne apie šitas ledo vones, tokias pripučiamas, kur galim pastatyti balkonę ar ne? Geras daiktas, fainas daiktas tiem, kurie nori bandyti, praktikuoti? Galbūt neįtin populiari nuomonė, bet tai aš esu už tai, kad gamtoj tai daryti kiek įmanoma. Aš su tavim sutinku, bet žinai, ne kiekvieną rytą tu galbūt, kad ir, nežinau, nebūtinai kiekvieną rytą, bet apskritai, kad ir savaitgalį tu ne visada galbūt turi. Jo, bet aš esu girdėjęs nemažai istorijų, kai atsiranda bendruomenė, žmonės eina kartu lipa į vandenį ir tada aš šiandien nusipirksiu, nes aš noriu daugiau negu vieną kartą per savaitę lipti vandenį, tai nusipirksiu vonelę ir tada žiūrėk, žmogus pradingsta iš bendruomenės. Ja? O bendruomenė, drįsčiau pasakyti, yra vienas stipriausių vaistų didžiai daliai mūsų gyvenimo problemų. Ja? Tai jeigu tau šaltis atneša bendruomenę, tai patikėk manim, bendruomenė yra geriau negu šaltis. Ta prasme, šitų geriau netreidant dalykų, neišmesti. Tai jeigu tai tavęs nuo bendruomenės nenuėjama, tebūnie. Vonelės irgi, ne visos vonelės yra lygios, tos ten, kur plonytas ir tik tai ratukas aplinkui prisipučia. Taip. Vienas saulutės stipresnis spindulėlis ir jau skaitykime atsiranda guzai ir pabiški ten pradeda plyšinėti ir panašiai, kur yra tokios galingos, tokios, kur prisipučia visą šoną, jie ten kietai liuks, bet jų ir kaina didesnė. Aš pats naudoju renginiams tokios iš 4 ratų didžiulės irgi galingos gumos. Tas irgi gerai, bet naudoju tik renginiams pats. Kad ir kartą į savaitę, tikrai dėl savęs galima biškutį pasistengti. Ir mes gyvenam tokioj šaly, kur
tau pusę valandos į bet kurią pusę beveik važiuojant, tu privažiuosi vandens telkinį. Taip, tu esi teisus. Ne veltui nes paklausiau apie tai, nes kitas klausimas turėjo būti, bet jūs nesat fanas šitų vienkartinių tokių vonelių, kad ir balkonė, nors aš tokią turiu namuose. Bet toks visiškai būtinis klausimas, ką daryti, kad jos neužšaltų, nes jinai pas mane užšala. Ir aš vieną sezoną, aš taip papasakoju, vieną sezoną aš nesugalvojau, kad jinai gali užšalti, jinai užšala, jinai tapo vienu dideliu kokiu 35 kibirų, žodžiu, didelio ledo luitu. Aš kapojau su kirviu, žodžiu, vienaip ir kitaip, sukapojau jos šoną, ta prasme, bet tik pirmas sluoksnį. Tai, žodžiu, kitą sezoną aš galvoju, ne, aš pridėsiu druskos. Tai aš pridėjau druskos ir ką aš galvoju, jinai vis tiek užšalo, aš pridėjau 15 kg druskos ir ko pasekoje, aš gyvenu 3 aukšte, aš tikiuosi, kad mano kaimynai nežiūri, man nereikėjo išleisti ir aš išleidžiu daugiabutį, taip, nutaikiau galvoju ir ten ant žolytės, ta prasme, dar reikėjo matyti kokie 3 kvadratai žolės, kur druskina vandenį, tai nebeauga žolė. Tai gal yra kokių praktiškų gerų patarimų, nes aš kai improvizuoju, tai kažkas gaunasi, bet nebūtinai teisingai. Esi girdėjęs, kaip romėnai laimėdavo labai daug mūšių. Jie atvarydavo, pirmą išmėtdavo druskos ant priešininkų daržų ir tada už metų laiko atvarydavo kovoti. Oho. Jo, nes jie, taip sakant, maisto gerokai būdavo mažiau, būdavo nusilpę ir daug lengviau laimėti. Tai iš dalies tu tai padarei. Taip. Mokiniesi. Bet jo, esi turėjęs akvariumą kad nors gyvenime? Ne. Ne? Tai gali pabandyti paturėti šaltą akvariumą. Tai turiu omeny įsigyk, kur burbulus gamina. Tiesiog, ar tai būtų prie elektros, ar tai būtų pakraunamas dalykas, idėja ir tau burbuliukus kuo lėčiau, to geriau, ta prasme tiesiog gamina, kad įdėtų kažkokį judesį į vandenį. Taip. Kai įdėdi judesį, viskas, vanduo neužšąla, jisai, ta prasme, jisai pastoviai juda. Tai čia toks būdas, kaip ežere palaikyti eketę pastoviai. Jeigu turi savo kažkokią ežeriuką, irgi įdedi burbulinį ir burbuliuoja ir tau nuo leptelio tada gali įlipti. Problema ežeruose, jeigu tai darai, tai nebūna ledo ten, kur burbulai kyla ir paskui, kur eina ledas, ten pradžiai būna labai plonas ir jisai vėliau tik tai stambėja. Taip. Tai kai žmonės pasidaro kažkur toliau nuo krantų ir eina per ledą į kitos eketėlės savo padarytos, yra didžiulė galimybė, kad įlūš kažkur, koks metras iki eketės. Vien dėl to, kad ten jau plonas ledas pasilaiko. Tai todėl geriausia tai daryti, kai yra kopėtėlės kažkoks ir panašiai. Tavo atveju, tu tiesiog į dugną idėjai, tegul ten blup, burbuliuoja ir viskas, easy peasy. Pats lengviausias būdas, kaip tai padaryti. Žinoma, egzistuoja dar vonelės tos, kur biški brangesnės, kur yra pastovi cirkuliacija. Jų, kai pasižiūri kainos, tai rankos biškai tai nusileidžia, nes ten po 6-8 tūkstančius ir panašiai. Bet yra Kaune gamina tokie faini cold hug vadinasi. Kiek esu domėjęsis, jie pigiausias yra variantas iš tokių ir jie tikrai gerai padaro. Bet ir temperatūrą galima palaikyti, ar ne? Temperatūrą viską gali palaikyti, ir jeigu nori ir azoto gali įdėti, kad biškai pravalytų daugiau, kas nėra labai sveika, bet karts nuo karto, kad visą sistemą pravalytų. Tikrai geros vonelės. Ir kiek esu bendravęs su tai žmonėm, kurie gamina, tai ten kol kas, kadangi pati pradžia net ir nėra didžiulio uždarbio, kad jie gautų iš to, 7% kainos, ką sumokė už vonelę, jie naudoja tam, kad ją pagamintų. Tai ten gal 4,000, man rodos, pas jos ta vonelė, kur tokios pat vonelės visur kitur nuo 6-8 tūkstančių prasideda. Bet vėl, tai yra kaina didžiulė. Yra, pavyzdžiui, galbūt žinai, Alanas Zeranovas. Jisai irgi gamina, iš šaldiklių gamina vonelės. Irgi labai geri variantai yra. Gali ir patys žmonės paima, nusiperka šaldiklius, ledų, tiesiog senus ledų šaldiklius, juos persidaro, kad pataptų kaip vonelės. Tai yra tų būdų, bet skau, burbuliukai, bliup, viskas. Geras. Tai laidos pabaigai noriu paprašyti tavęs kažkokio motyvuojančio galbūt žodžio tiem žmonėm, kurie vis neišdrįsta, bet nori labai pabandyti ir galbūt pakeisti savo gyvenimą įsileidus šaltą vandenį. Aš turiu tokią frazę, gal pernelyg dažnai jau linkėjimas čia gal net gaunasi žmonėms.
nebijot bijoti. Tai turiu omeny, kad nieko nėra blogai. Nieko nėra blogo baimiai. Baimė yra vienas geriausių dalykų, ta prasme, ką mes savo kūne galime jausti. Ir tiesiog nebijot tos baimės. Pabandyti panagrinėti tą baimę, pabandyti pasižiūrėti, kas už jos slypi. Kaip pavyzdys, mano baimė buvo šalčių ir už jos slypėjo labai daug įsitikinimų, kad aš esu silpnas. Kad mano kūnas yra silpnas, kad aš buvau visada vaikas, kuris sirgdavo visą laiką. Ir per šaltį pavyko patirinėti savo baimės, pavyko vis giliau jas lysti, daugiau pasitikėjimo susikurti savo, ta prasme, to tikro pasitikėjimo, ne to, kur ten žiūri į veidrodį ir aš esu gražus ir panašiai. Ne to, kur aš jaučiu, ant kiek mano kūnas stiprus, ant kiek aš pats esu stiprus, ant kiek sugebu iš savęs pasigydyti, iš savęs sukurti, ką tik tai noriu. Vien nuo to, kad nebijau bijoti, nebijau būti nevykėlio vietoj karts nuo karto, nebijau klausti kvailų klausimų. Ir tiesiog nebijot bijoti, tai yra visiškai normalus dalykas. Dabar nepasakysiu, kieno tai buvo mintis, bet dabar man atėjo tokia mintis girdėta apie tai, kad mes kartais bijom ar ne, bet jeigu išdrįstame praverti tos baimės duris, baimė išsigasta ir pati. Ir už jų dažniausiai patys kiečiausi dalykai būna. Nes dauguma mūsų baimių būna sukurta vaikystėje iš kažkokių nepasitikėjimų, dažniausiai iš aplinkinių nepasitikėjimų ir mums perduotų. Ir kai mes juos atidarom ir pasižiūrim, kas už jų. Pavyzdžiui, pas mane atsirado pasitikėjimas, nebijojimas išbandyti, ten tebūnė naujų kovos menų visokių. Atsirado naujos meilės judesiams tam tikrams. Atsirado naujos meilės ten į kalnus varyti, keliauti, įdėti save į situaciją, kur tu nežinai, ką tu darysi. Bet atsirado tikėjimas ir žinojimas, kad kai aš esu blogoj situacijai, kažkokiu būdu aš žinau, kaip ir ką daryti. Aš, pavyzdžiui, dabar ten manęs paklausiu, jeigu ten prarasi visus pinigus, ten patapsi benamu, ką darytum? Nežinau, bet aš žinau, kad tokiu atveju žinočiau tiksliai, ką daryti. Aš tiksliai žinau. Tai. Geras. Pakviesk žmonės į savo renginius arba kaip gali jie sužinoti apie tavo organizuojamus workshopus, kur tave sekti, ką daryti ir... Tai paprasta yra Facebook'e Žgruodis. Žgruodis. Tiesiog jo, Žgruodis. Visi galvos, žieminis gruodis čia. Ne, tai žilvinas gruodis. Tai jo, ten puslapis, ta prasme, yra Facebook'o, Instagram'o yra ZEE gruodis, Z gruodis. Nes taip mane vadindavo, buvo atsibosdavo galiausiai visiems anglams sakyti savo vardą pilną, kas nesugeba pasakyti. Ir jo, ten dažniausiai ir būna visa informacija. Tai Facebook'e būna pasidalinama renginiais, o dabar irgi Vilniuje renginiais vyks, bet aišku, nežinau, kada podcastas tikliai išeis, tai gal jau bus praėjęs tas renginys. O kada renginys? Lapkričio 29. Tai gal žmonės ir pamatys. Na, tai jeigu netyčia pats nesibaisi užsiėmęs, esi kviečiamas. 29. Jo. Geras. Manau, kad visai galiu. Tai va, mokestis tau labai paprastas būtų naminis piragas ar kažkas tokio. Gerai, mainai. gerai, labai gerai. Ja, okay, šiaip tai seminarus darom, tuo pačiu rekomenduoju pasidomėti ir Ignė Degutytė yra kita instruktorė, yra Greta Puzonė. Jo, pas Greta esu buvęs seminare. Tai va, tai jie irgi jos abidvi irgi labai šauniai daro seminarus, ta prasme, ypač Vilniuje. Aš Vilniui karts nuo karto pasivaidinu, kokį kartą į metus, gal porą kartų. Dažniausiai pas mane kur nors būna Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, dar kur nors, kur sumastau Alytui, kokiam nors visiškai random vietose vos ne. O keliauji tos renginius, kur daro, pavyzdžiui, nežinau, Palangoje, ruoniai visi lenda į jūrą? Su jais neteko Palangoje tai daryti. Ignės tėtis, Rūnas Degutis, jisai tai su jiems vedė, nes jisai buvo pirmasis instruktorius Wim Hofo metodo Lietuvoje. Paskui aš patapau ir paskui Ignė kartu su Greta tais pačiais metais, ar neatsimenu tiksliai kaip, bet žodžiu, paskui jos atėjo. Ir Arūnas jisai tą biškutį sumažino šitą visą veiklą. Tai jisai su jais biškutį dirba, o aš kažkaip dar nėra tekę, nors su Dailidė Simonu vis planuojam susitikti ir pabendrauti, bet taip ir nesigauna normaliai. Dar toks neįtema klausimas, o su pačiu Wim Hofu esi turėjęs reikalų dalyvavęs jo kokiam workshop'e ir kietas bičas? Jisai žmogus yra kaip ir dauguma tokiam tikriausiai lygyje būtų, tai yra
yra Vimas kameros ir yra Vimas už kamerų. Taip. Du skirtingi žmonės. Vimas už kameros, jisai nėra toks, kur, davai, čia einam ir dar, pokime visi. Ne, to nėra. Jisai kur kas ramesnis, ta prasme, žmogus yra. Tai labai fainai tai pastebėto, man su juo tekė Londone kelius tokius didžiulius renginius daryti, tuo metu buvo tokioj Oval arenui 300 žmonių, didžiausias buvo Wim Hofo metodo renginys, sekančiais metais buvo Roundhouse arenui, vėl didžiausias renginys, 800 žmonių, prasme, turiu omeny iš viso jo istorijoje didžiausias renginys ir tai per metus laiko nuo 300 iki 800 pakilo Anglijoje, tiesiog darant. Tai tenais teko pasibendrauti nemažai, žinoma, ir instruktorių kursus irgi su juo truputėlį, bet tai su juo nėra, kad ten labai daug galimybių yra bendrauti, nes dažniausiai, kai jisai yra šalia, tai tuo pačiu dar koksai aplinkų 100 žmonių yra pasiruošusių. Ką pasakysite? Noriu jūsų išklausyti. Tai aš dar kartelį noriu padėkoti, kad radai laiko atvykti į laidą. Galiu pažadėti, kad jeigu žiūrėsit šitą laidą, tai jinai jau tikrai bus išėdus iki 29 dienos ir galbūt po šios laidos nuspręsit išbandyti ir tai padarysit jau kitą savaitgalį, tai pabandysiu ir aš padalyvauti. Darau viešą pažadą tavo renginyje. Kur renginys vyks beje? Vilniui čia yra 4Active, tokia vietelė Vilmanto aušros, tai aš nuo Vilniaus į rytus 8 kilometrai, medininkų kaimukas toksai yra. Okay. Tai tenais toks kaip viešbutis padarytas, sporto viešbutis. Čia Vilmantas pasakoja šitas, ne? Puiku. Tai susitiksim žodžiu renginyje, o aš dėkoju Jums, kad skiriat laiko. Čia buvo laida Naujasis aš, 3 mūsų epizodas su Žilvinu Gruodžiu, kuris pasirodo yra gimęs lapkritį. Yep. Tai va, ačiū, iki kitų susitikimų, ačiū tau dar kartą. Ačiū. Iki. Iki.